šitą palauk, žinok. Aš kalbėsiu seminare apie tikimybinius modelius ir apie motociklus. Tikimybiniai modeliai tai apie tai, kas gyvenime yra tikėtina ir kas netikėtina ir kaip tą tikimybę pakelt. O motociklas, mano supratimu, susidaro iš 3 dalių. Tai pirma ratas, kur nurodo kryptį, galinis ratas varo, o viduje yra toks bakas didelis, tai jame yra kuras. Kuras yra motyvacija. Tai būtų ko gero cepelinai, nes labiausiai panašus į ratus. Kad tikslus reikia turėti aiškius, suformuluotus gerai, nes jeigu jie išplaukia, tai tas pats kaip atsisėdė motociklo, jisai galingas, jisai fainas. Ir kur dabar čia važiuosim? Linksma, įdomu ir naudinga. Džiaugiuosi irgi labai, kad su manimi dalyvaus ir gydytojas, tai yra ir psichoterapeutas, ir gydytoja endobiogenikė, ir viena kaučerė dalyvaus. Tai yra, bus tokių aspektų ne tik motociklinių, visokių gitarinių ir panašių, bet ir iš visai kitų kampų pamatysime šitą temą.